Visi kalba apie tai, kad dirbtinis intelektas jau rašo kodą. Ir iškart kyla klausimas, ar tai reiškia, kad programuotojams jau laikas ieškotis kito darbo? Na, pasigilinkime į šį paradoksą, nes jis gali pakeisti viską, ką iki šiol manėme apie programavimą. Ir štai pagrindinis galvosūkis. Jeigu mašina gali parašyti kodą, kam tada reikalingi tie sudėtingi projektavimo šablonai? Ar tai jau tiesiog atgyvena, kurią galime mesti į istorijos šiukšlę dėžę? Gerai, kad viskas nebūtų tik teorija, panagrinėkime labai konkretų tikrą atvejį. Įsivaizduokime, programuotojas gavo atrodytų aiškią užduotį – optimizuoti vieną duomenų struktūrą. Ir pažiūrėkime, kas iš viso to gavosi. Užduotis buvo tokia – sukurti super greitą eilę Node.js aplinkoje. Reikėjo optimizuoti vadinamąjį išvyniotą sąrašą, kad būtų lengviau įsivaizduoti tai panašu į traukinį. Užuot krovus viską į vieną didelį vagoną, turime daug mažesnių susietų vagonų ir kiekviename telpa po kelis elementus. Idėja ta, kad toks sprendimas turėjo būti daug greitesnis ir efektyvesnis už standartinius masyvus ar sąrašus. Ir sprendimas, kurį sugalvojo žmogus, buvo tiesiog elegantiškas. Buvo sukurta 3 rodiklių sistema. Paprastai tariant, tai sistema, kuri pati tvarkosi savo atmintis. Vietoj to, kad nuolat kurtų naujus objektus ir išmestų senus, kas beje labai apkrauna sistemą. Ji tiesiog pernaudojo jau esančius tuščius atminties blokus. Grįžtant prie mūsų traukinio analogijos, užuot išmestus tuščią vagoną, jis tiesiog perkeliamas į traukinio priekį ir paruošiamas naujiems keleiviams. Genialiai paprasta ir efektyvu. Na ir dabar prasideda pati įdomiausia dalis. Ši puiki, aiški, inovatyvi idėja buvo perduota dirbtinio intelekto kodavimo asistentui ir rezultatas švelniai tariant nustebino. Ir reikia suprasti, kad DI nebuvo paliktas likimo valiai. Jam buvo duota viskas – kodo pavyzdžiai, labai detalūs aprašymai, aiškus paaiškinimas, ko siekiama su tuo 3 rodiklių sistema, atrodytų visos kortos rankose. Tiesa, tiesiog imk ir daryk. O dabar pažiūrėkime, koks skirtumas tarp vizijos ir realybės. Žmogaus vizija buvo paprasta – 2 klasės, elegantus efektyvus sprendimas su integruoto atminties pernaudojimu. O ką padarė dirbtinis intelektas? Jis sugeneravo net 5 klases. Viskas sudėtinga, išpūsta, užuot įgyvendinęs tą protingą individualų sprendimą, DAI tiesiog pritaikė bendrinį objektų fondo šabloną, kurį žinojo iš savo apmokymo duomenų. Rezultatas – visiškai nereikalingas sudėtingumas. Kokia buvo programuotojo reakcija? Na, citata kalba pati už save. Jis sukūrė kodą, už kurio pateikimą į produkciją būčiau pasmaugęs bet kurį žmogų. Manau, komentarų čia nereikia. Gerai, tai kas čia įvyko? Kodėl DAI taip stipriai prašovė pro šalį? Pradėjus analizuoti, išryškėja viena labai įdomi problema. Pasirodo, DAI mąstymo būdas yra stebėtinai panašus į jaunesniojo programuotojo. Pagrindinė įžvalga yra būtent tokia. Šiuo metu dirbtinis intelektas koduoja kaip labai entuziastiškas, daug žinantis, bet deja nepatyręs jaunesnysis programuotojas. Jis gali atkartoti tai, ką matė, pritaikyti standartinius šablonus, bet jam trūksta to gilaus architektūrinio supratimo, to konteksto pojūčio, kurį turi patyręs specialistas. Pažiūrėkime į tai detaliau. Pirma, jis linkęs viską per daug sukomplikuoti. Vietoj paprasto sprendimo sukuria monstrą su 5 klasėmis. Antra, jis nesupranta niuansų. Pavyzdžiui, gali pritaikyti Java ar C# būdingus šablonus JavaScriptui, visiškai ignoruodamas tos kalbos specifiką, kaip tarkim uždarumius. Trečia, jis kuria klaidas. Taip, jo sugeneruotame kode dažnai slepiasi subtilūs atminties nutekėjimai ar kitos problemos. Ir galiausiai jam trūksta kūrybiškumo. Jis nesugeba suvokti naujų originalių idėjų, kurios netitinka to, ką jis matė savo mokymosi duomenyse. Gerai, tai gal tada išvis mesti tuos šablonus lauk, jei DAI vis tiek jų nesupranta. Ir štai čia pats didžiausias paradoksas. Iš tikrųjų, yra visiškai priešingai. Būtent dabar šablono vaidmuo tampa svarbesnis nei bet kada. Tik galbūt ne visai tuo tikslu, apie kurį galvojame. Reikia pakeisti požiūrį į tai, kas yra projektavimo šablonas. Tai nėra tiesiog receptas, kurį reikia aklai nukopijuoti. Tai bendra, aukšto lygio kalba. Kalba, kurią architektai ir programuotojai gali komunikuoti sudėtingas idėjas, spręsti pasikartojančias problemas. Tai įrankis mąstymui, o ne tik kodavimui. Tai kodėl dabar tie šablonai tokie svarbus? Visų pirma, geresnė komunikacija. Turint bendrą žodyną, daug lengviau aptarti sprendimus su komanda. Antra, protingesni sprendimai. Žinant įvairius šablonus, galima sąmoningai pasirinkti tinkamiausią architektūrą, o negriebti pirmą pasitaikiusią. Ir trečia, kas svarbiausia šiame kontekste – efektyvus DI valdymas.
Šablonai suteikia kalbą, kurią galima pataisyti dirbtinį intelektą, nukreipti jį teisingą linkme. Iš esmės tai kelias nuo paprasto kodo rašytojo iki architekto priemančio strateginius sprendimus. Visa tai mus atveda prie visiškai naujos programuotojo ir mašinos simbiozės. Mūsų vaidmo keičiasi iš esmės. Programuotojo darbas vis labiau tolsta nuo gryno kodo rašymo. Jis tampa architekto ir, galima sakyti, dirbtinio intelekto konsultanto vaidmeniu. Vertė slypi nebe pirštų greityje, o gebėjime matyti bendrą vaizdą, projektuoti sistemas ir teisingai vadovauti savo naujam, galingam, bet vis dar naiviam DI partneriui. Ši citata tai apibendrina tobulai. Šablonai padeda palaikyti turningesnę komunikaciją, kurią sunkiau suprasti neteisingai, taip sumažinant DI haliucinacijas ir išleidžiamų žetonų kiekį. Kitaip tariant, kai kalbame šablonų kalba, DI mus geriau supranta. Tai leidžia išvengti tų keistų haliucinacijų ir beje sutaupyti pinigų, nes nereikia generuoti daugybės neteisingų kodo variantų. Gerai, artėjant prie pabaigos, apibendrinkime, ką svarbiausiai įsidėmėti iš visos šios istorijos. Pirma, DI yra be galo galingas įrankis, bet kol kas jis veikia jaunesniojo programuotojo lygiu. Antra, gilus architektūros išmanimas tampa pagrindiniu žmogaus pranašumu ir išskirtinumu. Trečia, projektavimo šablonai yra gyvybiškai svarbus įrankiai – mąstymui, bendravimui ir, žinoma, DI valdymui. Ir galiausiai, ateitis yra ne kova žmogus prieš mašiną, o sinergija – žmogus architektas ir DI koduotojas. Esmė paprasta. DI nepakeičia architekto. Priešingai, būtent patyrusio architekto žinios tampa raktu, kuris atrakina visą DI potencialą. Ir pabaigai norisi palikti vieną provokuojantį klausimą ar pamastymui. Ar gali būti, kad jau visai netrukus darbo skelbimuose ieškos nebe programuotojų, o DI architektų? Pagalvokime apie tai.